Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozė avino ženklui balandžio mėnesių. Iškart perspėju visiems zodiako ženklams šį mėnesį nespėjau padaryti prognozę, tad kas nori savo asmeninės prognozės, prašom rašykite, kreipkitės, galite rašyti čia, galite Facebook paskyroje, galite rašyti paklausk Taro gmail.com elektroniniu paštu. Prognozė balandžio mėnesiui kainuoja 10 eurų, jūsų asmeninė prognozė iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos. Pradedam. Avinai, kas jūsų laukia balandžio mėnesį, pradedu nuo tokios kaladės. Ja irgi turiu savo elektroniniai parduotuviai pardavime, todėl jūs visada galite įsigyti ją būrimas Taro kortomis LT, mano elektroninė parduotuvė. Ten yra ir visos mano siūlomas prognozės, tai yra dėlionės kortomis, kurias galite pasirinkti pagal atitinkamai jūs dominančią temą. Taip, avinai, jums pasisekė, mano brangus avinai, jums darau nemokamą prognozę, bet žinoma, primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio, visai kitas reikalas daryti asmeninę prognozę, naudojant jūsų gimimo datą ir jūsų nuotrauką, ten jau tikrai bus skirta jums prognozė. Taip, avinai, kas jūsų laukia balandžio mėnesį, traukiu kortas, 10 lazdų ir atsiskyrėlis. 10 lazdų krūvis, didelis krūvis. Žiūrėkite, avinai, jūs tikriausiai jau tiek pavargote nuo to krūvio, kurį nešate, kaip fizinio, taip ir psichologinio, kad kortos rekomenduoja jums jau pagaliau atkreipti į tai dėmesį, savo fizinę psichologinę būklę ir dedikuoti dalį savo kažkokio tai krūvio kitiem asmenim. Nebandykite visko vilkti ant savęs. Visada yra galimybių kažkam tai skirti dalį savo pareigų, savo atsakomybių. Vaikai, partneriai, darbe, ten pavaldiniai ir taip toliau, ir taip toliau. Nes pagal šitą kortą galite jau persitempti ir balandžio mėnesį pasijausite labai išvargę, gali prasidėti fizinių lygmenių problemų, tai yra problemų su sveikata. Taipogi korta atsiskyrėlis, jinai rekomenduoja jums, mano brangus avinai, kažkur tai pabūti vienodu su savimi, atsiskirti nuo visuomenės, atsiskirti nuo jūsų brangių žmonių, nuo jūsų šeimos ir tiesiog praleisti porą dienų, kad ir tą patį savaitgalį, jeigu kitų neturit laisvų dienų, kažkur tai vienodų su savimi, pagalvoti, pasvarstyti, pabūti tyloj, gamtoj, ten, kur nėra jūsų kasdienio gyvenimo ir jūsų kasdienių, žmonių ir buitinių visų dalykų. Atsiskirkite. Taip, aš imu antrą kaladę, fortūnos ratas, atsiprašau, išprotėjusio mėnulio taro, atsiprašau, supainiau su kita kaladė. Taip, avinai, balandis, kokie jūsų laukia pagrindiniai įvykiai. Taip, traukiu kortą, mano brangus avinai, 10 taurių ir antra korta lazdų karalius. Žiūrėkit, mano brangieji, 10 taurių tai yra, tokia meilė, rūpestis, dėmesys. Ir tai eina nuo lazdų karaliaus kortos. Lazdų karalius tai gali būti ugnies stichijos atstovas, tai irgi gali būti avinas, liūtas arba šaulys pagal zodiako ženklą. Ir tas žmogus tikriausiai labai parodys jums savo dėmesį, savo rūpestį ir pademonstruos savo jausmus jums. Taipogi 10 taurių tai yra korta šeimos. Tai tuomet, kai, pavyzdžiui, šeima susirinko kažkur tai kažką atšvęsti, jubiliejų, gimtadienį, dar kažkokią progą. Pavyzdžiui, jūs senai nesimatėte su savo kažkokiom giminėm, ten pusbroliais ir taip toliau, pusseseriam, kurie gyvena ten kituose šalyse. Ir jūs padarote balandį bendrą kažkokį ten suėjimą giminių. Tai irgi gali būti pagal 10 taurių.
Taip, aš imu dar vieną kaladę, kvailio kaladę. Žiūrėkit, šitą kaladę nuostabią plastikinę aš irgi turiu pardavime savo svetainiai Būrimas Taro kortomis LT. Nuostabios kortos su visom reikšmėm, kurios parašytos ant kortos. Tiesioginės kortos reikšmė, atverstos kortos reikšmė, atsakymas ant taip ir ne. Labai patogios kortos, ypač pradedantiesiems. Kas nori įsigyti, galite tai padaryti mano svetainį. Žiūrim, avinai, kas jūsų laukia toliau. O, korta žvaigždė. Antra korta pakaroklis. Žiūrėkit, žvaigždė tai žinoma sėkmė. Tai yra tuomet, kai, sakykim, taip, žvaigždės pradėjo jom šypsotis. Ir tai ateis antroj balandžio pusėj. Pasijusite tikrai kažkokie tai laimės kūdikiai, kad jums sekasi, kad ta galbūt ilgai laukta sėkmė pradėjo jūs lydėti ir kiekvienam žingsnė jums sekasi. Korta pakaroklis tai yra tam tikras užstrigimas arba pakibimas tarp žemės ir dangaus. Tai vėlgi antroji mėnesio pusiai, mano brangus avinai, jūsų reikalai gali pastrigti. Gali, taip sakant, pakibti tarp žemės ir dangaus. Kažkas tai nejudės į priekį ir šitą kortą, pakaroklis, jinai visada rekomenduoja apsišarvuoti kantrybę. Apsišarvuoti kantrybę ir palaukti, nes tos aplinkybės, kurios ateis į jūsų gyvenimą, jau negalima bus pastumėti arba priverstinai pagreitinti. Tai yra, kuomet žmogus tiesiog turi išlaukti tą netinkamą momentą ir kuomet tos aplinkybės pasikeis. Bet pagal kortą žvaigždė tai turėtų, pakankamai greit įvykti. Taip, mano brangus avinai, ir aš dar noriu pabaigoj jums ištraukti vieną kortą iš orakulo kaladės. Orakulas tai tiesiog yra tokia žinutė iš aukštesnių jėgų, tai jūs dabar galite mintimis užduoti savo tokį klausimą, intenciją, ne savo, o mintimis suformuluoti ir užduoti visatai, paprašyti kažkokios pagalbos, žinutės, kaip jums išspręsti tam tikrą problemą ir mes pasižiūrėsim, ką jums orakulas parodys, kokį patarimą duos. Tai porą sekundžių suformuluokite, paprašykite gauti jums naudingą žinutę ir atsakymą. Taip, traukiu kortą, avinai. Ką sako aukščiausiosios jėgos? Taip. Žiūrėkit, tuoj palaukit, labai blogai matau. Novokumas, novokumas. Žiūrėkite, korta novokumas. Tikriausiai, avinai, jums to trūksta, aš turiu omeny bendravime su žmonėm. Kartais jūs galite matyti tik save ir savo nuomonę. Jums trūksta to novokumo. Dėl to gali kilti problemų su kitais žmonėm, bendravime su žmonėmis. Ir bet kuriuose santykiuose. Ar tai meilės santykiuose, ar tai draugystės santykiuose, ar tai darbinėse santykiuose su kolegomis. Vadinasi, jūsų ego, jūsų ambicijos ir jūsų, sakykim taip, tas nuomonė, kad jūs viską žinote, visažiniai ir jūsų nuomonė vienintelė ir teisinga užgožia girdėjimą ir suvokimą ir supratimą kitų žmonių. Daugiau reikia nuovokumo ir tikriausiai jūsų problemos, mano brangus avinai, atslūgs ir jūs pamatysite, kad galbūt bus mažiau konfliktų su kitais žmonėm, galbūt nustosite uždavinėti savo klausimus, kodėl aš visada patenku į tokias situacijas, kodėl aš ten kažkam tai nepatinku ar stringu kaip kaulas gerkliai. Tai čia jums, mano brangus avinai, atsakymas. Daugiau nuovokumo, daugiau kitų žmonių, reikia pajausti, įsiklausyti, tiesiog ne tik tai girdėti, bet ir jausti. Tame yra paslaptis sėkmingo bendravimo ir, sakykim taip, kito žmogaus, patikimo ir apėjimo kažkokių probleminių situacijų. Tai tiek būtų, mano brangus avinai, linkiu jums nuostabaus mėnesio. Kas norėtų savo asmeninės prognozės, prašom rašykite čia arba kreipkitės į mano svetainę Būrimas Taro kortomis LT
ir gausite savo asmeninį būrimą. Čia visada galite parašyti TikTok'e ir aš jums padarysiu iškart prognozę jūsų asmeninę, koks bus jūsų balandis, o galite užsakyti ir prognozę metams į priekį. Sėkmės!